Einam. Prisireikė biškelį, trūkumą turim įrankių, tai... Labadiena. Labadiena, sveiki vyrai. Kam galėčiau padėti? Kažką tai turi patys meistrai savo įrankių, o man kažką tai liepia čia gauti. Gerai. Kai kur aš orientuojas, bet kai kur nevelnio, tai vat reikės truputį jūsų patarimo. Nes, gerai. Nivelyras reikalingas su stovu ir liniuote. Nivelyras. Kaip juvelyras, bet nivelyras turbūt atvirkščiai, nelabai juvelyriškai dirba. Tvarka. Gal eisime tada į sandėlį, pasižiūrėsime. Gerai, kad yra kas padeda viską. Taip. Tai pasižiūrėkime. Jo, sąrašiuką aš daugmaž supratau. Einam į sandėlį. O, sandėliukas. Sauga pirmiausia. Sauga pirmoje vietoje. Ką mes čia turim dabar? Mes turime čia linijinį. Aha. Gal esat matę, kur apdailos darbuose daro tokius, kur... Jo, esu matęs. Tai yra plytelių klijavimų. Dabar klausimas, nivelyras laukui ar vidui? Tai mano Darius gal jau atsiuntė. Kažkokie apdalai yra skirti tokie. Tiesiog naudot lauke, numušti aukščius terasam. Tai lauko darbams yra skirtas rotacinis nivelyras. Jau jisai sukasi, jisai statosi ant kojų. Ir liniuotės pagalba jūs nusireguliuojate savo aukščius. Ok, supratau. Dar yra vienas niuansas su matavimo prietaisas, kad jie turi turėti patikras. Supratau. Tai kiekvienais metais yra atliekamos patikros, yra žymės. Atveš varną ar ten kokią, nežinau, ten patšifalniką, matsovkę, badžinką, ką? Gerai, mes visus tokius terminus žinot. Nu tai džiugu tada. Tiesinis kumulatorinis. Tai jau kreivai nepavarysi, jau žiūrėjau tiesiai tik tai, ne? Nu gerai, supratau. Va tokio nemačiau. O gal ir mačiau, tai gal truputį paprastesnis. Šitas toks jau rimtesnis. Turbūt USB plokštėms ir taip toliau, ne? Visiems. Pridėsime pjūkliukus pagal poreikį. Ką pjausite? Metalą, medį. Gal ir metalų, ir medžiai. Kažkokios skaitmeninės technikos ne jums? Ne, skaitmeninės tikrai ne. Supratau. Ar parodyti jums, kaip užsiveda? Ir kad jūsų patsosą mes jau tada pastatome vietą. 60 cm plytelėm yra šitos jau staklytės. Šitų staklių pagalba galite tam tikrą kampą išpjauti. Jo, tas garsusis kempenkių. Taip. Na, lepusis kempenkių. Lepusis kempenkių. Nuo plytelės priklauso visada. Bet su šitų staklių pagalba jūs tai galite padaryti. Gerai. Ir labai kantraus meistro pagalba. Čia tos staklės su pačiu su savai nepadirbs. Minėjote pokalbio pradžioje, kad 6 vienetų tokių reikia. Jo. Tai čia yra jūsų komplektacija. Nu, tai supratau. Ir šitie padėklai dar yra. O jūs tokį dalyką kaip pristatymą vis tiek irgi, ne? Taip, gali pristatyti. O čia apšvietimas? Čia apšvietimo bukštelis su generatoriu. Kai darysiu didelį barių laukę, žinosiu, kur kreiptis. Ir smulkintuvą turit. O atpažįstat? Jo, šitą tai esu matęs filmuose. Tai geras. Eik savo. Jau čia mano vaikam kaip patiktų. O Jėzu, aš jau matau. Viskas aplink išvartyta ir tik tai 2 vaikai. Dar eisime lauką, parodėsiu, su kuom pasikrauti į jį. Nerealiai. Prašau. Šaukštą su varikliu. Nu čia, va čia vaikam gera dovana kalėdom. Eik tu savo. Nerealiai, klausyk, aš didesnis už jį, manau. Standartas yra neto valdymo, ne? Jeigu sudėjom visiškai, ant didelių ir mažų. Visiškai, labai panašus. Aš žinau, kur galėčiau pradanginti 2 valandas. Tai jūs galite krauti gruntą į tą karutį ir kažkas vežioti, o jūs tik kraunate. Jūs čia dar tualetus nuomojat? Taip. Aš žinau kitas kompanijas, kurios nuomoja, bet kad Kramo nuomoja tualetus. Mes nesenai pradėjom nuomoti tualetus. Mes turime tualetus jau. Draugas vystytojas nekilnojamo turto sako, pirmiausia, tai yra tualetai, sako, viso ko esmė, nes, nu, tai parodai savo mistram pagarbą. Va, yra įrankinės dėžės. O, geras. Metalinės. Užsirakina raktu. Reikės tokios dėžės, man darbininkam reikės tikrai, manau. Jo, tai vat kaip tai galėsit tos visus nivelyrus viską sudėti, va, ir bus kaip juodoji dėžė, Pandoros skrynia vyrams. Jeigu mes poreikius jau įsiaiškinom, mes galime viską suforminti dabar, eiti prie stalo, prie kompiuterių suforminsim ir tada mes įsiaiškinsime, kur vežti. Jūs, kai būsite jau dabar įvestas kaip mūsų klientas,
jūs turėsite galimybę prisiregistruoti internetu. Internetu tapsite mūsų klientų, bus paprasčiau. Galėsite internetu užsakymus padaryti. Sutaupai laiko, vakarė prisėdė prie kompo, arba tai viską susivedė, gali rezervuotis įrankius, nes ne visada būna vietoje. Nu tai ką, kai pats tų įrankių, kaip sakyt, po sandėlius nelaksai netampai, tai viskas taip paprasta atrodo. Tai paskirsiu šitą darbą jums, ačiū kol kas labai už profesionalią konsultaciją ir tada lauksim labai įrankius. Nes vyrai nerimauja. Gerai. Ačiū. Viso, iki. Viso. Gavelė atiduos. Ne.